Su jumis aš, mažasis žvejys, ir šiandien pirmą kartą savo kanale darysiu unboxingą. Tai unboxinsiu vieną meškerę. Spoiler, čia yra avižadrebio meškerė. Tai jo, keliamės į studiją. Mano studija. Ne pati gražiausia, žinau, čia vyksta remontai, tai nekreipkite dėmesį, ten bus daiktų pridėta, ten nepavykstinė, čia vyksta remontai, tai... Tai šiandien aš noriu pristatyti vieną meškerę. Bluebird Favorite. Kaina galit patys. Kaina jo ganėtinai nėra super didelė. 87 eurai. Nu ką, aš to koto gyvai dar nesu matęs. Man jisai atėjo iš vienos svetainės. Ir laukiu, iki dabar atėjo, pasiimsiu ir iškart filmuoju šitą video. Atsidaro. Šiaip man jisai atėjo, ne taip jis atėjo, man jis atėjo iš tokio didelio maišiuko, galima sakyti, bet aš tą maišiuką išpakavau tiesiog, bet prisiekiu, aš koto nemačiau. Pamatysim dabar. Galūnė tokia. Turėjau patį kotą. Gražuolis kotukas. Šitą padėsim čia. Ką, reikia matyti su jums. Nežinau, ar gerai matosi, bet kotą padarysiu labai gerai. Galūnė juda kaip pakratai. Šiaip rankina yra padaryta žiauriai dailiai. Va, matot, kaip dailiai rankina padaryta. Favoritų rašo Nano, nes čia yra Bluebird Nano serija. Labai gražiai tie mėlynė suderinti. Šiaip aš galvoju, kad bus kietesnis. Ganėtinai minkštas kotas. Užmetimas nuo 0,2 iki 1,5 gramo. Žiedeliai kaip ir paprasti. Ir kas man tinka, kad čia yra žiedeliai užvynioti, kaip matome, su mėlynu siūlu. Matot, su mėlynu siūlu, kas ir pridedau šito grožio visą. Taip pat ir čia yra mėlyna. Čia tas irgi mėlynas, labai daug, nedaug, bet taip su saiku mėlynos spalvos. Kotas geras. Dabar tik reikės nusipirkti stritę, reikės nusipirkti masalų, valom. Nes šiaip aš tikėjausi, kad bus blogesnis kotas. Aš iš pradžių norėjau užsakyti kotą iš Ovidijaus putnos, bet kadangi pasitaikė ten toks dylas, kad radau
ganėtinai pigiai tą kotą, tai pasiėmiau šitą, nes pigesnis jo, nes videos, kai žiūrėjau, ten 100 eurų kainuoja šitas. Bet jis tikrai geras kotas, geras, nieko neskau. Tai dar papurtysiu kamerą. Tai kotas tikrai nėra blogas, kadangi labai dailiai padaryta. Matot, gal ir taip ar pavyks. Ganėtinai minkštas kotas. Nu, jis toksai, nu, jis toks pominkštis ganėtinai, nes, nu, jis galūnėva slinks tokį, kaip čia vadinti, parabolį, nežinau, kaip vadinti, slingstį, bet, nu, traukiant žuvį, aš nežinau, aš dar nesu pagavęs žuvis, čia bus mano pirmas avižadrebio kotas, bet kiek žiūriu, tai visai gerai lenkėsi. Lenkėsi kažkur iki šitos vietos, nu, tai ties sujungimu panašiai. Taip, bet, nu, tikrai nėra blogas kotas. Jo, tai kotas geras. Dar galvoju, reikės padaryti video, kai turės pilnai surinktą kotą, ne tik atskirai iš tokių unboxingų daryti. Tai jo, žiauriai malonus kotelis, Bluebirdas, tikrai rekomenduoju, manau, bet čia gal, jeigu iki 1,5 gramo užmetimas, tai čia toks labiau gal mikrodžiginis, bet tinka, manau, ir avižadrebiui drąsiai, tai reikės vasarą, nu, pavasarį gal, kai atšils orai, bandyti važiuoti į Prūdus. Bandyti žvejoti avižadrebį, bus pirmas kartas. Būtinai padarysiu video. Kai važiuosiu pirmą kartą, kai video reikia padaryti, nu, nes kitaip bausmė man bus. Dar kartoju, rankena žiauriai dailiai padaryta, labai dailiai. Mano ranka nėra šiaip didelė, bet palei mano ranką tai, nu, va, toks, per kamerą atrodo toks didesnis, platesnis, kaip paėmė, čia ką atrodė, man nesvarbu, tai va, paėmė ir toks malonus ranko jausmas. Toks. Purtosi gerai. Tai ką, mano buvo čia pirmas unboxingas, dar paminėjau, jis atėjo tokioj, tik ant viršaus buvo užvynioti tam, žinot, ta, kur spaudžiasi ir tie tokie burbuliukai, kur spaudi ir tas malonus garsas būna. Tai va, užvynioti buvo to ir tada tam buvo ir tokie dėžutį buvo, tai čia labai saugus pakavimas. Jo. Dar gal pakartoju. Bluebird, jau gal taip reikėtų. Bluebirdas, mano favoritas. Kotas geras, džiaugiuos, bet dar ką nusipirksiu ritę, nes kiek žiau, ritas kainuoja 50-60 eurų, tai dar ką ryte nusipirksiu irgi ateis praeis laiko. Tai būtinai laikinkit šitą video, nes aš dėl jūsų darau video ir dėl savęs realiai, nu, nes smagu, nežinau, nes noriu būti video vlogeris, kaip pasakyti. Ne vlogeris, filmuot žvejybą, nežinau kaip pasakius. Ir būtinai laikinkit, nes aš subscribinkit, aš dėl jūsų
realiai avižadrebį aš pirkau labiau dėl savęs, bet ir dėl jūsų, kad pavairint kontentą, kad būna tik spinningas, plūdinė, kad būna ir avižadrebis. Gal kai kurie, aišku, daug lietuvių žmonių yra, kurie nežino, kas yra avižadrebis. Avižadrebis yra, aš lengvai apibūdinsiu, jis yra įvairios žuvies pagavimas su vienu lengvu įrankiu. Tai jo. Įrankiai kainuoja daug. Negalvokit, čia 8-6 eurai, 8-7 tiksliau, už tą meškerę, kitai gal, čia jau daug mokėjai, čia jau patį brangiausią mėnesį, čia jau buvo pats pigiausias variantas. Bluebirdas, bet tikrai aš jaučiu jo nenusivilsiu, nes atrodo toks gerai, toks toks pusiau avižas, sakyčiau, pusiau mikro džigui. Jo. Tai drąsiai gali pirkti, aš manau. Dailiai padarytas, viskas surinktas. Aš manau, galit pirkti, nieko čia nebus blogo, kad ten tikrai nenusivilsite, aš turiu omeny. Nes kotas kokybiškas, jaučiasi iš karto, kad kokybė yra. Tai, dar radau, nes praeitą kartą neradau, nes dabar radau kuražų užmetimą. Tai jo, kaip ir sakiau, užmetimas, jeigu matysi per šią kamerą, tai užmetimas nuo... Nefokusuoja, blemba. Neįdėmė, žodžiu. Čia rašo, kad užmetimas yra nuo 0,2 iki gramų. Tai gan geras kotelis, gan tvirtas, gan tikrai lankstus. Tai jo. Dar pabrėšiu, pirkit kotą. Aš nesakau, kad jūs privalote pirkti, bet aš jums, jeigu nori pradėti avižadrebį, tai siūlau tokį nusipirkti, nes toks fainas, nežinau, fainas kotelis. Labai lengvai transportuojamas, kaip sakant. Toksai koteliukas. Jo, tai... Aš nežinau, kaip kiti žvejai, bet aš šituos dalykus, kur ateina meškerės dažniausiai, tai aš jūs visą laiką saugau. Pavyzdžiui, jeigu reikia vežtis kažkur, tai aš čia įsivaizduoju, kad tiesiog arba kad tiesiog nepasimestų vieną galūnę, tarkim, arba kad dėl to, kad, tiesiog, kad nesulūžtų meškerės. Nes meškerės reikia saugotis ir ypač avižadrebio, nes avižadrebio kainos tai baisios, bet, aš tikiu, kad kažkada kai tas stilius bus žinomas visoje Lietuvoje, tai gal tos kainos ir papiks, nes dabar tai šitą viską gražiai į šitą. Ir tada dailį rankinę. Ir dar noriu vieną dalyką, kad parašytumėt komentaruose, ar jūs žinot, kas yra avižadrebis ir nežinau. Ar jūs gal galite pasiūlyti kokį ritę pirkti, dar kažką. Tikrai avižadrebininkai pasiūlyti gal kokį valą, ritę, ko tai jau nebereikia, turiu. Bet tai galite kiti prašyti, ar tikrai geras yra kotas, ar jis tinka avižadrebiui, aš manau, tinka avižadrebiui. Šiaip pasidėsiu, saugosim, kol gausiu ritę, valą, avižėlės, masalus. Tai šiaip pasidėjęs laikysiu, o paskui, kai gausiu, padarysiu pirmą
ne vlogą, pirmą video apie avižadrebį. Gal plačiau papasakosiu, gal tai jau daugiau žinosiu, tai jo. Būtinai laikinkit šį video, subscribikit, nes aš dėl jūsų, aš iš to kotą būčiau pirkęs gal tik vasarą, gal net ten užktą, aš gal būčiau nepirkęs, bet aš dėl jūsų norėjau įvairinti kontentą, dėl to dėl jūsų nusipirkau šitą Bluebird. Dėl to laikinkit šitą video, subscribinkit, prenumeruokit ir laukiu nuo video, kuris bus rytoj arba ne rytoj. Iki.